Birutė Kavaliauskaitė, Šiaulių universiteto muzikos studijų programos 4 kurso studentė. Esi labai aktyvi studentė. Tai trumpai papasako, ką veiki universitete. Universitete dainuoju mišriame chore Studium, vedu koncertinę programą, taip pat ir liaudiškos muzikos Saulė kolektyve. Išskirtinesnė veikla būtų, aišku, renginių vedimas, nes jau dainuojant kolektyve, tai vis tiek susidaro tam tikrą repertuarą, kurį tam tikrą laiką atlieki. Aišku, vienas kitas kūrinys keičiasi, bet plius minus daugmaž vis tiek būna kūriniai, kurie kartojasi. O štai renginių vedime kiekvieną mielą kartą vis kažkas kitaip. Vis kažkas naujo, vis kažkas nematyto, neįprasto. Tai tuom šis darbas galbūt ir yra netgi įdomesnis, nes tu niekada nežinai, su kuo tu susidursi, visų pirma, su kokia publika. Nežinai, kaip į tave reaguos, kaip priims, o tu turi pasistengti, pristatyti savo kolektyvą ir dalyvaujančius tame koncerte, koncertuojančius atlikėjus taip, kad publika juos pamiltų, kad priimtų gerai ir šiltai. Tai va čia galbūt būtų tas toks išskirtinumas renginių vedimo. Sesija – tai nedidelis laiko tarpas prieš atostogas, per kurį studentai susipažįsta su dėstytojais ir savo būsimą specialybę. O tik nepasitaiko vedant renginius ir ekstremalių situacijų, ir pinasi žodžiai, ir veliasi liežuvis, bet profesionalai dirba taip, kad stengiasi išsisukti iš esamos situacijos. Kaip išsisuki iš tokių situacijų? Čia negalėčiau pasakyti būtent šiuo metu, kaip visa tai vyksta. Tiesiog stengiuosi viską daryti ekspromtu, galvoti, kaip reikia išsisukti kuo geriau ir kuo greičiau iš esamos situacijos. Kaip tu įsivaizduoji, ką veiksi pabaigusi studijas? Na, mano svajonė yra tai tikrai dirbti renginių vedėja kažkur, bet taip pat ir neatmetu visiškai muzikos mokytojos darbo, kuris tikrai man labai mielas širdžiai, kadangi aš labai myliu vaikus, tai labai norėčiau suspėti dirbti ir toj srity. Ar jau pabandyti dirbti mokytoje? Turi pedagoginio darbo patirties? Taip mes atliekame praktikas, tai ten kaip ir galima vadinti pedagoginio darbo patirtimi. Ir šiuo metu dirbu Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje koncertmeistere. Kur jau teko koncertuoti? Kokias šalis aplankyti, nes tie kolektyvai daug keliauja? Taip, su Saulės ansambliu, tai kaip ir minėjau, mes praeitą rugsėjį keliavome į Jungtines Amerikos valstijas, ten koncertavome Omahoje, koncertavome Rapid City ir Čikagoje. Tai šilčiausia ir pati maloniausia publika, aišku, buvo Čikagoje, kadangi ten yra labai daug lietuvių, jie labai laukia tos lietuviškos muzikos ir savų žmonių atvykstančių pas juos. Su choru Studium taip pat šį rugsėjį buvome iškeliavę į Rusiją, Sankt Peterburgą, kur tikrai koncertavome vienoje geriausių pasaulyje koncertinių salių, Mariinski teatr. Tai paliko tikrai labai gerą įspūdį ir buvo nuostabus jausmas koncertuojant su kitais kolektyvais tokioje salėje. Na tai neeilinis iš tikrųjų jausmas, ten net neįmanoma papasakoti, kas ten buvo, ten tiesiog reikia pamatyti. Kodėl tu pasirinkai studijuoti čia? Todėl, kad tai yra vienintelis muzikos studijų programa Lietuvoje, kuris siūlo šalia dar ir gretutinės specializacijas, tokias kaip renginių vadyba, garso režisavimas ar pop muzika. Tai kadangi mano svajonė ir buvo būti muzikos mokytoja kartu ir renginių organizatorė bei vedėja, o Šiaulių universitetas yra vienintelis universitetas, kuris siūlo tokią studijų programą, tai nekilo net dvejonių, kad reikia studijuoti būtent čia. Taigi studijuoju muzikos studijų programų ir esu pasirinkusi renginių vadybos specializaciją. Ko palinkėtum abiturientui, besirenkančiam studijų programą ir Šiaulių universiteto studentui? Abiturientui linkiu pasirinkti teisingai. Rinkis ne miestą, o universitetą ir dėstytojus turinčius geras kompetencijas. O Šiaulių universiteto studentui linkiu išlikti aktyviam, nebijoti savęs rodyti ir atskleisti save.